Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Šį kartą laida iš kartos į kartą leidžiasi į kelionę Panemunėm, į Kriukus, pas čia gyvenantį ir kuriantį kryždirbį Andrių Bieliuką. Skulptorius per daugiau nei 30 metų sukūrė daugybę darbų, kurie pasklidę ne tik po Kriukų apylinkės, Šakių rajoną, bet ir po visą Lietuvą. Atvažiuojam buvo močiutė iš Šiaulių, tėviški Žagariai, kur yra meistrų. Ne, man tavo, mačiau per televizorių, man patinka tavo tie kryžiai, aš noriu, kad ir visų jūs būtumėt mačius, koks močiutės 80 kelių metų, jinai dega, pamačius tas nuotraukas, noriu visų vaikelį, aš noriu, nu tai ką aš jų visų. Tai va, tai tiesiog, va taip, va tas žinomumas pasidarė. Ir pačiam smagu, nu vis tiek, jau tas braižas, viskas jau yra, jau. Tiesiog, kad tik tai leistų sveikata ir viskas, ir dirbti. Kone kiekvienais metais Andrius Bieliukas dalyvauja konkursinėje liaudies meno parodoje Aukso vainikas. Ne kartą buvo įvertintas tiek regioninėse, tiek respublikinėse parodose, o 2022 metais jam atiteko ir Aukso vainikas. Aš gavau už kryždirbystės kategoriją. Kryždirbystės kategorijoje Aukso vainiką. Ir labai man pasisekė, turbūt tais metais laimėjau loteriją. Ir kadangi vyko Gelgaudiškyje pas mus, ar čia toks sutapimas, o gal ir darbai neblogi, gal jau buvo tiek keli metų dirbtas. Neturiu daug darbų, kuriuos galėčiau jums parodyti, sako skulptorius. Visi jie iškeliavę ir gyvena savo gyvenimą. Kryžiai, koplytstulpiai, likę tik jų nuotraukos ir keletas skulptūrų. Čia tiesiog kažkada reikėjo parodai irgi. Buvau padaręs tai tiesiog ir rūpintojėlis, anksčiau irgi dabar iš parodos Lenkijoje buvo parvažiavau, parsivežiu, tai o šiaip ir visi mano kameriniai darbai. Gėda pasakyti, kad neturiu darbų. Iš tiesų tai taip. Jie gyvena kitur, visi darbai, manau, tie dideli. Na, o patys pirmieji darbai, kaip prisimena autorius, buvo mokykloje drožtos verpstės. Gal verpstė buvo pirmoji, nes kadangi tas mano kaip po tokio su medžiu darbas mokyklos laikų prasidėjo, kada darbų mokytas atėjo pas mus toksai jaunas, amžinatis jau Valdas Paukštys, ir jisai drožinėjo. Tai jisai mano ir mokytos buvo, ir draugas, ir visa kitais toks, žmogelis, mes daug su juo. Tai tik tiek abiškai per anksti išėjo. Tai va, ta pažintis su medžiu ir prasidėjo tuo, o paskui, kaip pirmai pasakojo nuo to paminklo, aš jums parodysiu tas paminklas, kaip norėjau tapti garsių skulptorių. Tai ne skulptorių, tai sakykime, tokio ar drožėjo, ar kaip tiesiog. Tada man atrodė, kaip atidenginėjau dar aktoriam paminklą, o man teko garbė tą patraukti šniūrą ir nukrinta ten audeklas ir atsiveria vaizdas ir stovi cikana šalia, ten kiti ten tokie, ir kaip būtų, kaip Vidas, kaip toksai, tikrai etalonas tam reikalė mene, tai tikrai žmogus yra stiprus ir atsiremti jį gali viskas tvarkoja. Tai va, tai kaip svajojau, tai gavau sukaupu. Sukaupu darbų, užsakymų, patirties ir sutiktų menininkų, kurių dažnas tapo draugų ir kūryboje, ir gyvenime. O juk viskas prasidėjo nuo vienos vienintelės minties, jauno vaikino galvoje įžiebusios didelę svajonę. Kaip norėčiau tokius darbus, kaip cikaną daryti. Tai čia būtų pirma tokia mintis. Oi, ką mes nargliui piemeniui, tai atrodė baisiai, o dabar su to cikaną patys rodos tokį patį. Ta viena, aišku, tie lygiuotis jį neina, bet vis tiek bendravom ir jisai nemandras. Tai tas su kaupu gavau tą patirtį ir žinias ir išjoju, irgi tos Zyplių žiogus organizuoja, tai kiek metų važiuojam pas jį, tai ir patarimais viskuom, tai tiesiog ir daug. Ir kaip sakau, per meną sutikau labai daug gerų žmonių, papuolė visokiausių, bet gerų daugiau. Daugiau, praktiškai labai geri žmonės menininkai. Ir su tuo pačiu Adolfu Teresium, kiek su bendravom pasiskambina ir viską, ir Lampickas Saulius.
jeigu man kokia neaišku, čia turbūt gal aš ir nubaigsiu gyvenimą viską nemokėdams, nežinodamas. Tiesiog darai tai, kas neaišku, skambinu tam ar tam. Tai va tiesiog tokia ta bendrystė man. Ir tik tai, aišku, vienas dalykas, biskis skaudoka, kad aplinkoje aš neturiu, kas paliktų ar mokinių, kažkokius tiek kažkas kitas. Tai va, kaip dabar žiūrėsi, Saulius turi, ar Adolfas, žiūrėjau, čia dabar Rokiški buvo su mokiniais, o aš turbūt neturiu, kas. Darbas tai nėra lengvas vienas dalykas, o šiuolaikinis jau jaunimas jų, kad turi būti greitai čia ir dabar praktiškai. Tas va toksai, jeigu tau reikia 2 savaitės tašyti, žinai, ir rezultatą tik pamatysi dar po kažkiek laiko, tai jau ne tas. Ir daug aš tai, pavyzdžiui, kai aš pats tai gal net ir neįvaldęs taip tą benzopjūklus, dar kad aš juos tik tokia didumą, bet man yra malonumas dirbti rankom. Ne tas, kad rytą pradėjau, vakare pardaviau ir aš patenkintas, tai ne mano sritis. Tiesiog man, kaip pasakau, kad reiškia tie šventieji, išieškoti su kalteliais, rankom. Aišku, tą visą masę tai nusiminėjai, čia be kalbų jau su kirviais netašu, jau kašė seniai labai. Tai tas toks ir įtraukė tą kryždirbystę, kaip tas sako, ne aš radau, bet man nesurado kryždirbystė, kaip būtų populiaru pasakyti, kad čia gudrė. Tai toks ir tapau kryždirbį. Man malonumas patį tą kryžių pradedu, tai aš tiesiog degi žmogus, užsidegi, tai tu noris, tai čia tas gal dėl to, o kodėl religinė, nežinau. Nei mano seneliai ten kokie, nei tėvai, kad pabažnė būtų buvę, ar ten kokie meistrai. Ant aukštų radau, pasitėviškiai, skryne buvo visi obliai kaltai, galbūt, bet tų anų laikų turbūt visi mokėti. Vygę susikalt turbūt ir lovą, ar ten spintą pasidaryti. Aš manyčiau, kad čia daug kur pašneki kaime ypatingai, tai turbūt visi, kas ratus darė, kas skrynės kalė, ar ten kokias lovas. Manyčiau, tai jo, manau, kad buvo tų senųjų, aš kaip turiu minti, iš kur tie. Ir vienas vis paklausė daug kas, kad tai iš kur tu čia, gal seneliai, gal tėvai, kad nei tėvas kolūkėje dirbo, mama baldų fabrike ir nei vienas. Tiesiog tas sutapimas, kada atėjo mokytojas po institutų baigęs į mokyklą, kadangi senasis jau buvo išėjęs pensijon ir tiesiog patraukė tas toks dalykas pasidarė. Šiandien Andriaus Bieliuko svajonė išties išsipildžiusi su kaupu. Jis gerai žinomas skulptorius, jo darbais išpuošti gimtieji kriukai ir aplinkiniai kaimai. Jo kryžiai ir koplytstulpiai stovi pakelėse, kapinėse, žmonių sodybose ir prie bažnyčių. Didžiąją jų dalį kryždirbys sukūrė pats, o kai kuriuos kryžius atkūrė pagal senuosius pavyzdžius. Vienas toks atkurtas ir pastatytas Kretkampyje, 1933 metais statyto kryžiaus kopija. Va čia tas Zitiečių ordino, tas visas kryžius. Čia buvo vienuoliais kažkada matyti gyveno. Tiesiog man pačiam net naujiena buvo tada, kaip ieškoju Rimutį jau medžiagų viską, tai 33 metais, tai tada parašiau tą, bet jau čia kopija. Žinau, kad ar aš norėčiau savo, ta prasme, daryti tokį kaip kūrybinį darbą savo, nežinau. Nežinau, tiesiog gal aš prie anuos tokius, mano kita stilistika, turbūt, aišku, reiktų padaryčiau, gal, aišku, bet jų labai daug yra, nedaug, kaip sakau, aplink Baptus. Mačiau, aš remiuosi tą knygą Skaidrės Urbonienės. Tai ten labai, net tenus yra ir eskizai jausus, bet sakau, kad Skaidrės, kad jūs būtent anksčiau tą knygą man dovanojusi, tai aš būčiau padaręs tiksliai, o čia tada tai ką radom iš detalių, ką Rimutį rado nuotraukose, čia per senus žmonės ką ėjo, o ką jeigu kas kokius komunijos, dar kažkas, tai dar kur buvo išlikę, tai iš tokių, ir tiesiog atkūrinėjom taip, ir jis galbūt 100% jis gal ir nėra, gal jisai tikslus, bet šiaip panašus koks buvo. Tų varpelių turbūt gal buvo tik tai viena ta detalė ir vienas varpelis, man atrodo, lyg buvo. Ir šitokių lietuvių liaudies mene, toje tarybinių laikų enciklopedijoje, lietuvių liaudies menas kryždirbystė, tai yra
toksai kryžius, bet lyg babtuose, jeigu bijau sumeluot, reiktų pasitikslint, kažkur tai ir palei tą dairiausi kažkaip, kad neš į tą, į kai kurias detalės iš tų jau, nes, jau jisai, kai nukirmėjo, į kas čia biru, nubiru, kas įsinešiojo, jau jisai ir nieks čia jų nesaugojo, tuo labiau tarybiniais metais, čia turbūt ir niekas ne. Tik iš vakaro prieš mums atvykstant, naujausias Andriaus Bieliuko išdrožtas kryžius išvažiavo į savo naująją vietą – Žemosios Panemunės bažnyčios šventorių. Tai taip pat senojo kryžiaus replika. Čia į vieną pusę ąžuolas, į kitą pusę rūta. Tai čia kažką... Čia tai buvo, ar čia jūsų galva? Buvo, buvo, viskas buvo. Tik tiek, kad jisai buvo dažytas spalvotai, tai pabronzuotas, matyti, ant tų keli sluoksniai buvo ne tų dažų, matyti, kokiais turėjai, tokiais dažydavau, pagrindė tai grindiniais, būdavo tais rudais grindiniais dažais nudažyta. Ir su tavo simbolika, kad aš darau, jau va čia į kopėčiaus, į gaidystės aukojimas ir replės, čia gal net ir plaktukas, pas dzūkus tai labai būna, matot, kai pas jie daro su tom ietėm, ten tų kopėčių būna dzūkiški labiau. Dzūkiškuose tuose tai ypatingai lietuvių liaudies mene tam tarybiniai laikų tų enciklopedijoje, tai ten, kur apie dzūkiai, tai ten daug, ten su tom ietėm pas juosios labai daug, tų kopėčių ten visko. Tai tiek, jeigu biški pasidomė, šiaip tai net toks kitas klausimas kyla, kam čia tas, ką čia reiškia, bet kada pradedi domėtis tą visą simboliką, tada viskas aišku, kas ten. Čia tiesiog viskas parašyta, tik ne raidėms, tik tais va sudėliota ir jeigu tu moki viską skaityti, tai viską supranti, kas čia yra. Netrukus mus pasitinka Žemosios Panemunės Švento Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas Ričardas Kmitas ir užsimezga šiltas pokalbis apie kryžių ir bažnyčios istoriją. Tai va tokia gražia forma, čia mes va taip su kunigu subendravome. Pirmą kartą per šitiek metų statau su kunigu kryžių dviese. Nepapuolė, visą laiką tik tai ateina paskui, žinai. O čia klebons net pats grėžis skylę darė, tai čia ne jumoras. Klebonas maloniai pakviečia mus apsilankyti bažnyčioje ir pasakoja, kad Žemosios Panemunės Švento Vincento Pauliečio bažnyčia yra įrašyta į kultūros vertybių registrą ir saugoma kaip paveldo objektas. Prašom, žiūrėkite. Tai va, Žemoji Panemunė, jinai buvusi dekanato centras savo laiko ir dėl ko Žemoji Panemunė ir aukštoji Panemunė, nes Kaune gaunasi aukštoji Panemunė, o šičia Žemoji Panemunė. Tai Žemoji Panemunė buvo koplytėlė apačioje prie Nemuno ir čia, kai buvo tie visi popotviniai, ją nuplovė. Ir ką pavyko išgelbėti, tą išgelbėjo ir būtent, kaip ir sakiau, toj koplytėlėje melsdavosi ir paskui dvarininkai, tai tenai važiuodami matysit, kur yra tas dvaras, tai jie padovanojo žemę ir statė bažnyčią jau ant kalno. Ir Žemoji Panemunė patapo, kad ant kalno yra, kad joks Nemunas nepajėgtų jos nuplauti. Ir darė ne medinę bažnyčią, bet statė mūrinę. Tai šičia aplinkui mūrinių iš tiesų nelabai daug yra. Tai pažerėliuose mūrinių. Pažerėliuose. Ilguva sutkai ten medinės. Medinės. Čia, kur buvom Kretkampį medinį irgi aptarnauja klebonas. Dabartinė mūrinė bažnyčia Žemosios Panemunės dvaro dovanotoje žemėje pastatyta 1877 metais. O medinė koplyčia, apie kurią pasakoja klebonas, buvo pastatyta dar 1732. Tikėtina, kad neseniai buvo rastas būtent šios koplyčios varpas. Kokia tai istorija, mums papasakojo pats klebonas. Yra varpinė ir toj varpinėje gyveno balandžiai. Tai atėjus parapiečių klausiau, ar jie paveldiniai ar ne. Tai atsisakau, arba jeigu jie nepaveldiniai, tai krausto, tai tada juos arba kleboną. Tai iš ties pavyko prikalbinti ūkininkus ir išvežė tą visą balandžių turinį, tai traktoriaus gerą priekabą, bet rado varpą. Varpas 1728 metų yra ir aišku jisai atitrūkęs yra, bet didelė tikimybė, kad tas varpas ir buvo senojoje koplyčioje Žemosios Panemunės, kur jinai tenai buvo prie Nemuno. Tai galėsim eit, parodysiu aš tą varpą.
1728 metai. Tai buvo užkonservuotas balandžių. Taip, balandžių užkonservuotas ir taip jisai įsisaugojo. Bet jeigu būtumėt netvarkę darbų, tai nežinia, kiek metų nebuvo. Ir jisai, aišku, yra atutrūkęs, jisai buvo jau taisytas, virintas, tai, kai sako, reikėtų jį restauruoti, atitvarkyti, bet, iš ateities, bet ta restauracija, vėl, gal didesnės toksai atminimas šičia yra. Iš ateities perspektyvų, kad būtų kaip eksponatas, labiau liktų negu kaip jos. Užtat ir matomoje vietoje papalikom, kad žmonės galėtų nebijoti prisiliesti ir buvo jisai prie Švento Antano papadėtas, bet dabar perdėjome šičia į priekį. Pasigrožėję senąją Žemosios Panemunės Švento Vincento Pauliečio bažnyčia, pamatė istorinį varpą, saugomus unikalius kryžius, padėkoja klebonui Ričardui Kmitui už viešnagę, leidžiamės toliau po Kriukų apylinkės kaimus pamatyti Andriaus Bieliuko kryžius. Vienas jų pastatytas kryžkelėje ir žymi kadais čia buvusią sodybą. Šitą kryžių pastatė intencija Petelkevičių, čia parašyta Petelkevičių giminė atminti, jie čia jų žemės, čia ąžuolai senoji Petelkevičinės sodyba, o čia tas gaujelis, ten yra vadinamos Vokietkapės, Pirmo pasaulinio karo kapinės. Ir tie Petelkevičiai davė savo žemę ir ten jis padarė kapinės, ten kiek ten vokiečių, kiek ten kokų yra, tiesiog daug parašyta vokiškai, aišku, tie kryžiukai betoniniai ir parašyta daug kur nežinomas, bet taip tai vadinama tas Pirmo pasaulinio vokiečių kapinaitis. Ir tą progą giminiai sugalvojo, kad reikia, ne dėl tų kapinių, bet tiesiog čia jų žemės, jie buvo matyti kokį biškį prie ūkininkų, gal tokį biškį bagautesni, tai pastatė tą intenciją, pastatė kryžių. Petelkevičių giminė atminti, tai čia senelė. Tai čia tokia trumpa istorija, dėl ko šitas kryželis pastatytas. Dabar atvykome prie kryžiaus, pastatyto prie Paežerėlių bažnyčios. Šventų angelų sargų bažnyčia 150 metų. Paežerėlė, jau čia yra Paežerėlė. Paežerėlių valsčius. Ir nebūdavo ne Kriukų valsčius, Paežerėlių valsčius buvo. Priklausė Kriukai Paežerėlių? Jo, Paežerėlių valsčius. Kriukai net bažnyčios neturim. Mes neturim, ne. Mes šičia, kas į Žemąją Panemunę, kas į Paežerėlius yra, kas Ilguva, tai ten Gerdžiūnų kraštas, Ilguva, Sutkai, kitus. Seniūnija tai Kriukų bendra. Tai šitas yra kopija. Čia parašyta Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuvių atminimui. Tai tas kryžius, o čia dabar padaryta kopija, tiesiog 2010 metais padariau kopiją, nes jis jau buvo jau labai sunykęs ir... Bet tai atstatėt visą? Visiškas naujas, jau visiškai. Čia per muziejaus iniciatyvą, Zanavykų muziejaus, dar Dėdinas buvo prieš Rimutę Vasaitienę. Tai čia su muziejum bendraudami ir atstatėm šitą kryžių. O Onas kryžius ne jūsų? O Onas kryžius šitas? Šitas yra mano pastatytas šitas 8 metais, o šitas 10 metais Paežerėlių bažnyčios 150 metų jubiliejaus proga. Tai jau šičia grina jau mano ir kūryba ir viskas. Kryžius paženklino laikas ir gamta, sako skulptorius, ir priduria, kad kartais jam kaip autoriui suspaudžia širdį juos tokius matant. Visgi jausmai yra dvejopi. Bet ir šiaip, kitas jau pagalvoju, gal neverta, nėra nieko amžių, kažkas nueis, tegul kiti bus kitoks tas darbas. Jis tas laikmetis vis tiek, jis yra datuotas istorija, tai tiesiog kažkur vis tiek, kažkokie menotyrininkai, kažkas vis tiek yra užfiksuotas. Tiesiog tam laikė ir galbūt prisirišti prie to paties, aš sakyčiau, gal net ir ne. Iš kitos pusės tos praktinės, jam ta samana nėra gera, jinai primirksta, šlambi, nesvarbu, reiktų padažyti, patvarkyti, bet iš tos tokios jau amžiaus iš laiko pusės, iš perspektyvos, jis vėlgi kitaip gražus savaip. Gamta pakoreguoja, viską puošia pati, tai labai, aišku, yra dalykų, kurie, niuansai čia tokie, tiesiog tai yra niuansai, kas norėtųsi, kad būtų ir amžinų nieko nėra. Kažkas šis nuvirs, pastatys kitą, dar kažkas. Nuo prie šios sodybos pakelėje stovi koplytėlė su Šventojo Jono Nepomuko atvaizdu. Prieš karą jisai buvo, kaip jie pasakojo, paskui jisai kaip nugriuvo ir ant aukšto buvo uždėta. O ant aukšto, žinau, tai mes sakom, ne ant aukšto, ant aukšto. Tai sakom, mes kai vaikai užlipdom, jis buvo labai piktų akių.
Tai sako, mes, kai pasiūsdavau tėvai, ką nors atnešti nuo to aukšto, tai sako, net bijodavom to nepamuko. Ir paskui jų šitų gyventojų sūnus, kai gimė Jonas, tai jie tą progą jų tėtis atstatė, tokią koplytėlę buvo pastatę ir čia ilgą laiką jinai buvo. Ir paskui kelis važiuoju pro šalį, aš vis pameškeriu atvažiuoju, tai ką čia vis Levona. Ir aš nematau to nepamuko, nematau, man kažkaip pasigėdau, važiuoju ir klausiu tos kitos čia gyventojus. Sakau, kur, ką sako, nugriuvo tas, nėra kam padaryti. Tai sakau, davai padarom neatlygintinai, tiesiog mes, man norėsiu, kai jis atsistotų į savo vietą, kuris buvo. Tai sako, jeigu tu galėtum, tai aš tą koplyčią sukūriau, čia jau mano. Ir nuvežėm pas dailininkę Jekštienę Birutę Šakiuose ir jinai ištapė. Ir jis biškai su tą veidą jam iš to pikto padarė tokį, dabar jis normaliai atrodo. Tai va tokia ta istorija, sako, vaikam didžiausia bausmė vaikai ant aukštų užlipti. Sako, jis kai buvo padėtas, jisai tai va tai. Ir paskui jau čia va kalvis. Ir tarp kitko kalvis Valdas Paukštys amžinatelis. Jis kada jau nebedroži Valdas, jisai biški ligotas buvo ir jam gal Parkinsonas buvo, tik kažkas tai iš tų, kai jisai biškelį jam. Ir jis nuostabių, tokių paprastų, bet neprastų prikalės saulučių. Jis man yra padovanojęs ir aš, pavyzdžiui, darydavau, kada ar kokiam koplytų viršūnė, tai aš pas Valdą, jisai nebuvo brangininkas, bet man ne piniguose tas tiko, bet tas, kaip pas jį paprastas, nesugadintas, neišlaižyta, ne toks tikras kalviškas paprastas darbas, tai tai Valdelio paprašydavau. Tai paskui pastatėm čia mes tas kelintais metais, prieš 7 metus, kaip sako. Jau čia mano visas apačia, tik tais buvo jų tas senasis, tai yra tas Jonas Nepamukas. Tai ten tą dailininkį neatlygintinai sutvarkė, ten mes pažįstami draugai. Sakau, tokia situacija, tai irgi už tai. Tai sako, ir dabar jie atsinaujino, tai čia sukūriau šitas, jau čia mano tas visas tas padarytas. Ir dar, aš manau, žmonės prisižiūrės, gyvena dar ir dar stovės. Tegu stovi, pakėlės man, tai gražu. Ilguvoje aplankėme šviesios atminties dainininkės Beatričės Grincevičiūtės giminės dvarą. Ir čia stovi Andriaus kurtas stogastulpis garsiai dainininkė atminti. Graži ir nuostabi žvaigždutė jo. Čia toks mano tik išpildymas, o čia tas toks projektas čia piešia, čia tokios mokytojos ir dar ten tokio tiesiog. Tai čia tiesiog kažkokius kitokius kūrinius, gal ir nesupra, bet tik tai užsiminkęs ir gražiai nuostabi. Viskas aišku, kad Grincevičiūtės jau čia visi dalykai. Grincevičiūtės. Negalėjome išvykti iš Ilguvos neapsilankę senojoje prieš 210 metų statytoje Ilguvos Švento kryžiaus atradimo bažnyčioje. Ši bažnyčia, varpinė ir klebonija yra valstybės saugomi objektai. Neseniai restauratoriai bažnyčioje atidengė per sovietmetį uždažytą paveikslą lubose. Tokių uždažytų paveikslų, kaip manoma, ant lubų bei sienų yra ir daugiau. Laukia restauracija. Na, o šalia klebonijos ir kapinaitėse taip pat stovi Andriaus Bieliuko kryžiai. O šis kryžius, kaip sako Andrius, yra vienas iš jo auksinės kolekcijos. Čia yra Tūbiškių kaimas buvo. Tai čia tiesiog iš to kaimo nieko matomai nelikę, tai čia tiesiog norėtų, kad minimui. Man čia džiaugiasi širdis, kai važiuoju pro šalį, kaip po kiek metų matau savo darbą. Kiekvieną metą bent kas antrą prižiūrimas, superiniai, kaip turi atrodyti, meistrui džiaugiasi pamačius po kiek laiko. Tai jie labai smag prisižiūri, tai tokia intencija kaimo atminimui pastatė. 18 metais jau tai čia pastatė šitą kryžių. Jei kryžius primena jau išnykusi Tūbiškių kaimą, tai šis stogastulpis saugo gyvuojančią Gerdžiūnų kaimo bendruomenę. Čia yra bendruomenės, toks Angelas Sargas, kelti kaip miestelių. Čia yra mokykla, senoji, pravažiuosime į kryžius prie šitos mokyklos, yra prie tos mokyklos čia ir tokia kaip ir agauta, čia kaip ir Dzidorius, čia gali suprasti ir religinė, ir pasaulietinė prasme, kad ir sėjėjas, ir namų šeimininkė, ir gali pritemti prie. Jo, čia visokie tokie dalykai. Yra tiesiog miestelio toks Angelas Sargas, kaip sakyti, apglėbęs tą visą. Tai toksai, nes čia yra žemės ūkių kraštas, čia vis tiek, čia jie ūkininkai, viskas stiprus. Tai tiesiog norėjusi tokį pavaizduoti. Sėjėja Dzidorių,
o katalikui bus kaip šventieji, o paprastam žmogui kaip taip, kaip va tokia. Tai va, bendras va toksai va darbelis. Kone kiekvieną Kriukų apylinkės kaimą puošia Andriaus Bieliuko kurti koplytstulpiai, stogastulpiai ir kryžiai. Visgi, ko gero daugiausiai skulptoriaus darbų gimtuosiuose Kriukuose. Nuo jo kurtų suolelių, kraštiečio vaikų rašytojo Vytauto Tamulaičio knygos Skruzdėlytės Grytutės nuotykiai veikėjų vabalų iki monumentalių kūrinių. Šitos skulptūros tokia istorija, tai irgi tokia, čia buvo sidabrinė eglė. Ir jinai pradėjo džiūt tiesiog. Tiesiog pradėjo džiūt ir galvom, kad ją nupjauti į malkas, kaip ir biškį gaila čia su seniūnu pasitėm. Dabar jau mūsų seniūnas naujas, ne pensija išėta moteris, kur pasakodavo. Tai sako, nu gal ką nors padaro. Tai va, tai čia tokį vyruką atsisėdęs ant knygų. O kai paskui, kai nuo čia nupus, tai paskui išpėsim viskas tiesiog. Tai čia gali čia dabar suprast, kaip nori. Čia klausai pavadinimų. Nu, aš nesakiau, ką aš galvoju, tai vienaip. Tiesiog tokia, nu, išskrenda paukščiai, išskrenda vaikai iš mokyklos išeina, net va toksai tu žiūri, va toksai va į tą tokį. Tai čia tokia mano mintis, bet aš jos negarsinau čia niekam, čia jie kas nori, tas pavadina. Tai va tai tiesiog drožiau iš gyvų medžių. Ne gyvų, jau sausas medis tiesiog vyvot. Ir pasilieku, tai šitie paukščiai jau čia prikonstruoti, jau čia jie iš atskiro. Bet va tokia va įdomi, naujam gyvenimui prikelta, kaip tas Marytės ąžuolas tenais pastatytas, tai čia va dar kažkiek laiko pabus. Pabus va toksai. Ir šičia 100 metų mokyklai, čia buvo toks koplytstulpiuks, liku nuo Grincevičiūtės pusę ąžuolų to, tai čia paskui irgi va tas kilimas. Tai čia šitą mokyklą jau 100 metų? Ne, yra, galim biškį paeiti. Čia už kampų yra senoji mokykla, ten vadinamas Svetošinų dvaras. Ten darbus dėstė, ten dirbtuvės buvo. Nuo ten prasidėjo mano menininkų kelias. Galima taip sakyti, va. Ten buvo darbų, dirbtuvės į darbus dėstydavo tuo laiku. Valdas Paukštys. Jo, Valdas Paukštys, tai ne, tai prieš tai irgi buvo, bet paskui tas žmogus į pensiją išėjo, turbūt tas toks dėdukas, paskui tas Valdas baigė mokslus, galbūt paskyrimą gal gavo. Tai va, tai ten tai mano pirmosios dirbtuvės, pirmieji darbai, pirmieji visi dalykai. O šitas yra, kai tūkstantmečių irgi čia darė per visą Lietuvą visokius darė. Tai mes darėme tokią verpstę, norėjau padaryti. Ir matot, Pranas Lembertas, poetas. Jie palaidoti Pažerėliuose. Šilingas perlaidotas, atvežtas irgi Ilguvoj palaidotas. Germanas, kapelionas Višniauskas, kunigas Brunza, Skinkys kunigas. Tai čia tiesiog buvo jų daugiau. Tik tiesiog tada Vaičiūnas Albinėlis amžinatelis, jau irgi istorikas mūsų, tai tiesiog atrinkom 10 ir padariau tokią verpstę, lietuvišką tokį dalyką, akcentą, kad surašytų Lietuvos tūkstantmečių, žymiausi Kriukų krašto žmonės Lietuvos tūkstantmečių kelyje. O kitas iš tų pačių irgi, toksai netradicinis, sakykime, kada visa Lietuva darė savanoriams. Irgi kažkaip tai daug kas, va tai Cikana darė Lukšiuose tokį skirtinį ten akmens, o aš padariau tiesiog vat medinį irgi, kiekviena raidė, kiek viskas iškalta į medį. Iš Šventas Jurgis nukovo, žinau, Šventas Jurgis yra kovas su... Tai kaip čia man išėjau, tai va, tai čia spręst čia visiems kitiems. O Saulutė paukščių. Tai va, tai mokytojas į mokinys. Tai va, tai čia biškį to darbelių tikrai jau patikėjai, kad čia normaliai. Visos raidžiukės, nu, kiek laukys, tiek laikys. Andriaus kryžiai stovi ir Sibire, žymi lietuvių kapines. Prieš 5 metus uždarius misiją Sibiras, jis į Irkutską keliavo pagal kitą projektą ir 5 dienas ten tvarkė kapines bei pastatė 5 kryžius. Prasminga kelionė palikusi menininkui įspūdį visam gyvenimui. Na, kaip Andriaus gyvenimas būtų pasisukęs, jei jis nebūtų susidomėjęs drožyba. Per daug anksti mane pagavo, kad aš būčiau ant ko nors kito pasinešęs. Tai taip, kad tas vienas kelias ir daugiau kažkaip nebuvo. Kaip tas mokytas atėjo, paskui po biškį jau buvo 15-17, jau iš mokyklos išeinat, jau tada jau prie parodų jau prasidėjo parodos, pradėjo viskas tokį, kad tai va, tai tas kelias ir jis nebuvo rinktis čia, ar prie gražių stot, ar prie protingų. Tai tiesiog buvo tas vienas, kuris mane pagavo, tas ir taip kaip po šiai dienai.
Jis kažkaip sunkus, kitais pagalvoju, gal reiktų fotografų būti. Ne, vaikštai po gamtą fotografuoju. Dabar skaitmeninių technologijų arba tapytojų. Neturiu molbertą nusipirkęs ir dažų turbūt jau sudžiūvę, galbūt keli metai. Nu, bet matyt, ne, turbūt taip ir netapsiu nei tapytojų, nei fotografų. Turbūt, jo. Ir tas nugali, tas, kaip sakau, ne benzapjūklinis darbas, bet tas, su kurį tu įdedi ilgiau užtrunki. Darydamas tai, ką geriausiai moka ir kas mieliausia širdžiai, skulptorius Andrius Bieliukas kuria šedevrus. Kaip ir kiti kryždirbėjai, jis tęsia į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktą kryždirbystės tradiciją ir neša ją ateities kartoms.